Jeigu darbuotojas gali dirbti tik konkrečiu paros arba savaitės laiku, pavyzdžiui, tik dieną, tik naktį arba tik savaitgaliais, šį požymį galime įvesti sistemoje. Personalo skiltyje susirandame darbuotoją, kuriam norime nurodyti konkretų darbo laiką sutartyje. Sutarties skiltyje paspaudžiame pridėti darbo laiką. Darbo laikas yra suskirstytas į keletą tipų, todėl reikėtų pasirinkti jums aktualiausią. Darbo laiko tipas kasdien nurodo, kokiu laiku darbuotojas gali dirbti bet kurią savaitės dieną. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas gali dirbti tik dienos metu, tai įvedame laiką nuo 6 iki 22 valandos. Savaitės darbo laiko tipas suteikia galimybę konkrečiai savaitės dienai nustatyti atitinkamą darbo laiką. Žalia varnelė šalia savaitės dienos reiškia, jog darbuotojas šią dieną dirbti gali. Pavyzdžiui, darbuotojas gali dirbti visomis dienomis nuo 6 iki 22 valandos, išskyrus penktadieniais ir šeštadieniais. Jeigu darbo laikas kartojasi, galime paspausti rodyklę kopijuoti į sekančią dieną ir darbo laikas bus nukopijuotas. Grįžę į grafiką matome geltonus pabraukimus po pamainomis. Šis geltonas pabraukimas reiškia klaidą. Ant jo paspaudę pamatysime klaidos aprašymą. Pamainos, kurios netitinka darbo laiko nustatymų, yra pabraukiamos geltonai. Šio darbo laiko tipo principas toks pat kaip ir savaitės, tačiau papildomai atsižvelgiama, ar savaitė yra lyginė ar ne. Darbo laiko tipas pagal tam tikrą skaičių dienų. Tai reiškia, jog planuojamas darbo laikas pagal konkretų skaičių dienų. Pasirinkę 4 dienų darbo laiko tipą ir išskyrę antrą dieną, grafiko lange matome, jog darbuotojui įdėjus pamainą neatsižvelgiant į jo darbo laiko tipą, sistema mus įspėja, geltonai pabraukdama atitinkamas pamainas. Automatiškai generuojant grafiką, pamainos darbuotojai bus priskiriamos atsižvelgiant į nurodytą darbo laiką sutartyje. Automatas neskirs pamainų darbuotojui, kuris tuo laiku dirbti negali.